nesamajam laikė atsidūriau per pažintis, aišku. Pažįstu tokį smagų režisierių Mykolą Vildžiūną. Mes iš kažkur į kažkur važiavom ir jis, nu čia sako, aš važinau. Yra tokia idėja kino. Vaidinau vieną iš tų žmonių, kurie iš tikrųjų nelabai orientuojasi, kur jie yra, ką jie daro. Nes pats personažas jis pakankamai mistiškas, man asmeniškai buvo labai įdomu. Aš turiu dar tokią savo muzikinę pusę, labai mėgstu muziką. Tamstos parduotuvėje sutikau tokį labai įdomią personą. Patyręs bičias atėjo, nusikabino bosinę gitarą ir pradėjo su jie tenai fainai varyti. Man čia irgi biškai patinka, aš čia perku gitarą, bet man bosinės labai gitaros patinka. Sako, tu gal nori išmokti biškai kažką, žinai, su juo. Atvaryk, sako. Čia aš kaip tik davai, rytoj. Tinka, davai, atvaryk. Dzinin duris, atidaro duris bėdas, žinai. Su maikė, atsimenu, tokia balta maikė, bezrukavkė. Sako, Benai, jo, sako, užeik. Fainas labai kuklus butukas, realiai Harleme. Ten toks, Harlemas yra, Prūsų gatvė. Tuoj palauk, sako, aš čia gerą kasetę turiu čia, žinai. Sitraukė videkas, pasitelikas toks nedidelis. Dėjus kasetę. Ir tada aš susipažinau su geriausiais pasaulio muzikantais. Aš jaučiausi kaip kažkokiam, nežinau, tai kosmoso sukūrėjai. Tai buvom mes ir tokiose įrašų studijose ir man dar kaip vaikui taip darė didžiulį įspūdį. Sutapo, aš nesimenu, man atrodo, mokykloje man egzaminai buvo, ar aš kažkaip neturėjau to laiko. Ir, aš ten tai vieną mėnesį nenuėjau pas Ben, tai kitą mėnesį nepaskambinau ir vis taip, žinai, taip ruošiausi, tuoj. Ir po to sutikau tokį bendrą pažįstamą, pažįstamą. Čia mes ten le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 l
telefono nėra. Aš taip pat, žinai, taip, kaip, nu, sako, širdis net laikė, žinai. Ir, nu, ten, nu, dėjo laikas toliau, nu, žinai, ir ten viskas toliau. Ir... Bet man ta istorija, žinai, toksai buvo trumpas mano, irgi dar kol kas trumpas, žinai, ir tuo metu dar trumpesnis, žinai, trumpas mano gyvenimo pakeleivis. Ar aš jo, ar jis mano, aš nežinau. Būtų buvę, nu, dar faina, nu, dar vat vieną kartą tas Stepono gatvę nusileis, dar vieną kažkokią zamieną, žinai, išmok, bet vat kažkoksai tai, kažkokių, nežinau, tokio debiliško užimtumo gyvenime, negali sakyti sukūrės, nu tiesiog vat kažkaip nesugebėjau ištaikyti laiko, žinai, sugebėjau ištaikyti laiko paskambinti mokytojui, žinai, draugui. Ir viskas, ir aš daugiau neturiu progos jam paskambinti. Tai tas man tokia pamoka gyvenime davė, kad jeigu kažką tai nori padaryti, arba turi padaryti, arba nori padaryti, tai tą kažką reikia daryti dabar. Nes laikas, jisai neesamas, gali pasidaryti labai greitai.